Indrė. Šiandien jums pabandysim pristatyti vieną idėją, kurią neseniai iš tikrųjų sugalvojom. Ir jūsų plojimų pagalba įvertinsim, ar jinai yra gera ar ne. Vėliau, dar nepradėjau. Tai va, mes vieną dieną pasibėjom, kad pasaulyje yra beveik 2 milijardai interneto vartotojų, Lietuvoje yra 2 milijonai, daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų. Ir tiesiog pamastėm, ką tokia milžiniška galia galėtų padaryti realios aplinkos, tarkim, keitimo, ne? Jie daro kažkokius veiksmus internete, bet jeigu visą tai susiję su fizinė aplinka ir ją įtakojus. Tai mes pristatom savo projektą, kurį vadinam kol kas kodiniu pavadinimu Klik, nes tai yra susijęs su kliku. Ir mes tai vadinam interaktyviu socialiniu internetiniu reiškiniu. Ir iš tikrųjų, kaip tai veikia, tai paprasčiausiai yra iliustruoti pavyzdžiais, kuriuos Indrė dabar ir papasakos. Įsivaizduokit paprastą interneto vartotoją, mes ją vadinam Onyte. Onytė turi daug draugų, mėgsta aktyviai leisti laisvalaikį, jai patinka smagus dalykai ir ji nori prisidėti prie mažų pokyčių. Taigi, Onytė užeina į Kliko svetainę, štai Onytė užėjo, ji pasirenka sritį Fun. Ir joje išsirenka dalyką, tarkim, prožektorius žalias Vilniaus centre. Spaudžia Klik. Paspaudžia Klik ir tokių Onyčių atsiranda daug, tarkim 100. Įsivaizduokit, 100 Onyčių paspaudžia Klik ir nustatytų laikų nustatytoje vietoje Vilniaus centre įsižiebia žalias prožektorius. Tai Onytės visas laimingas ir patenkinimas. Gerai, kitas pavyzdys Petras. Petras irgi yra interneto vartotojas, jis taip pat turi daug draugų, mėgsta aktyviai leisti laiką, jis domisi ekologiją ir norėtų pakeisti pasaulį, tačiau nežino, nuo ko pradėti. Taigi, Petras taip pat užeina į Kliko svetainę, pasirenka skiltį šiuo atveju Participate. Ten randa dalyką tokį kaip pasodink medį Rotušės aikštėje. Spaudžia Klik. Petro atsiranda kokių 500. Nes iš tikrųjų čia yra gan svarbus dalykas, ekologija ir visi nori prisidėti prie pasaulio keitimo ir jo gerinimo. Visi jie spaudžia Klik ir mes pasodiname medį Rotušės aikštėje. Petrai laimingi. Taigi, koks tas rezultatas iš tikrųjų? Mes toliau Kliko svetainėje talpiname nuotraukas, video, komentarus iš to, kaip tai buvo viskas įgyvendinta. Taigi, vartotojai gali realiai matyti rezultatą savo paspaustų dalykų. Be to, išėję į gatvę, jie taip pat gali pamatyti medį augantį šalia jų namų, kas irgi leidžia pasijusti tikrai svarbiems ir pamatyti tą realų rezultatą jų paspausto mažo mygtuko Klik. Taip, teisingai. Kodėl mes galvojam, kad ši idėja turėtų suveikti? Tai visų pirma, todėl, kad Klikas skatina žmonių bendruomeniškumo jausmą, tai vienas iš daugelio, prisidedantis prie gerų dalykų, gerų pokyčių. Ir antra, tai tiesiog yra paprasta daryti. Tai va, jūs turbūt esate girdėję apie Facebook'us, puslapius, šiaip interneto saitus, kur tu paspaudi ir pamaitini vieną Afrikos vaiką, ar ten sumažini kokios įmonės išmetamų CO2 kiekį į atmosferą. Bet tai kuo skiriasi mūsų idėja nuo šito? Skiriasi iš esmės tuo, kad tai yra akivaizdžiau, tie pokyčiai yra akivaizdus. Tu ir tavo 100 kolegų paklikina, tarkim, ir štai jau ten po porą savaičių tas medis yra pasodintas ir išauga. Ir čia vyksta čia pat už tavo langų, iš esmės. Tai va, kas įgyvendins tos visus medžių sodinimus ir prožektorių ten sukiojimus, tai pradžioje mes su Indrė turbūt pradėsim nuo paprastų mažų dalykų, subursim tam tikrą fanų klubą, vartotojų pradinę grupę ir tai va, jei tada išauks į didelę bendruomenę, galbūt atsiras rėmėjų ir galėsim įgyvendinti didesnius ir įdomesnius projektus. O dar kitas žingsnis bus, kad mes skatinsime pačius vartotojus siūlyti idėjas ir įgyvendinti kartu su mumis tos projektus, sodinti medžius ir panašiai. Tai va, čia dar keletas ekstra skaidrių, kuriuom mes remiamės, nežinau, savo filosofiją vadovaudamėsi. Tai va, nuo vieno kliko iki pasaulio pakeitimo, kas žino, gal ir pamaitinsim Afriką kada nors. Čia pradėjau už 20 metų. Tai va, simple is genius, impossible is nothing, united we stand. Tai va, jeigu turit klausimų ar komentarų, parašykit šitą mailą. Ačiū.